Sveiki. Norėčiau paaiškinti šią užduotį, nes čia mes susidurėme su skirtingomis skaičių dalybomis. Pirmiausia, pasinagrinėjom užduotį ir pagalvom, ko mums reikės. Mums reikia laiką paversti valandomis ir minutėmis. Iš pat pradžių mums yra duota kas, kad tam tikras sekundžių skaičius praėjo nuo paros pradžios. Na ir taip matuoti laiką vien tik sekundėmis, pavyzdžiui, 3796 arba 50 000 mums yra nepatogu. O mes esam pripratę matuoti valandomis ir minutėmis. Todėl mums reikia programos, kuri duotą sekundžių skaičių paverstų į valandas ir minutes. Bet kad tą galėtumėm naudoti, pirmiausia, mums reikia pakalbėti, kuogi skiriasi tos skaičių dalybos. Pavyzdžiui, jeigu aš 5 padalinsiu iš 2 ir išspausdinsiu. Kaip matote, mano atsakymas yra 2,5, tai yra 2 sveiki ir 5 dešimtosios. Tai gaunu štai tokį atsakymą. 2,5. Bet jeigu aš noriu atskirti tik sveikąją dalį, tai yra tik tais 2, tai aš dalybą naudoju štai taip. Rašau 2 kartus dalybą, paleidžiam tokį kodą ir žiūrime, aš gaunu tik tais 2. 2 tai yra sveikoji dalis. O kas būtų, jeigu man reikia liekanos? Na, jūs per kampą visi moka dalint, moka atrasti sveikąją dalį ir liekaną. Tai liekanai ieškoti yra naudojamas procento ženklas ir jo atsakymas turėtų būti 1 liekana. Paleidžiam šį kodą ir pažiūrim. Tai yra 2,5, kaip paprastai dalinam, tai yra realieji skaičiai. Kai dalinam su dviguba dalyba, tai mes gaunam sveikąją dalį. Ir kai daliname su procentų ženklu, mes gauname liekaną. Kodėl aš dabar šitas dalybas parodžiau? Pirmiausia, perskaitykime sekundės. Tai galime įvardinti, kad tai yra sekundės lygų. Konvertuojam iš karto perskaitytus duomenis į sveikąjį skaičių, nes dalybos su sveikąja dalimi ir liekana veikia tik su sveikaisiais skaičiais. Dabar, kad kodas būtų aiškesnis, aš iš karto nespausdinu atsakymą, pirmiausiai raskime valandas. Kaip žinia, 1 valanda turi 3600 sekundžių. Kągi man reikėtų daryti? Tai aš sekundės dalinu su dviguba lygybė iš 3600. Tai yra, gausiu tik sveikąjį skaičių sekundės pavertus į valandas. Be to, tai aš patikrinsiu, koks čia gaunasi atsakymas, iš karto dar paskaičiuosiu ir minutės. Minutės skaičiuojamos kaip? Pirmiausia, atmetame tas, kas virto į valandas, tai reiškia sekundę su procento ženklu dalinu iš 3600, lieka tas, kas nepasidalino iš 3600. Ir man lieka sekundės, bet tas likusias sekundės dar reikia pasiversti į minutės. Tai kai mes žinome, kad 1 minutė turi 60 sekundžių, dėl to su dviguba dalyba dalinam iš 60. Bandome dabar spausdintis atsakymą. Atsakymo spausdinimui patogiausia naudoti formatą. Kodėl formatą? Todėl, kad reikia spausdinti dar ir žodžius valandos ir minutės. Aš šitą tekstą galiu nusikopijuoti, pasirašau kabutės, įsikeliu tekstą ir vietos skaičiuko 1 man reikia išspausdinti, kiekgi aš suskaičiavau valandų. Tai šituo atveju riestiniuose skliausteliuose rašau val, o vietoj trejeto riestiniuose skliausteliuose rašau min. Na, paleidžiu dabar kodą, prašo įvesti duomenis, aš įsivedu pavyzdžiui pirmąjį testuką. Štai čia. Ir gaunu, kad tai yra 1 valanda ir 3 minutės. Kaipgi aš gavau šitą dalį? Taip, pirmiausiai, sekundės buvo dalinamos iš 3600, gauna vienetą, nes aš įsivedžiau 3796. Tai man štai šitą skaičių pavertė į vienetą ir dar antru veiksmu, čia pasirašysiu, kad sekundės dalinant su procentų ženklu iš 3600, jis man gauna liekaną
196. Ir tada, dalinant į 60, sveikoji dalis gaunasi 3, nes 180 dalinasi iš 60. Na ir dar atliktų 16 kaip liekana, tai yra tų sekundžių, kurių mes nepavertėm nei į valandas, nei į minutės. Kaip matote, sprendimas nėra labai sudėtingas, svarbiausia tiksliai suprasti, kaip veikia dalybos. Oi, aš čia kažkur ne ten įsikėliau. Taip, aš čia negaliu pateikti sprendimo. Atsiprašau, tuoj persikelsiu į kitą dalį. Sekundę, kitas langas. Ir štai čia pateikiu kodą. Oi, pasirinkti Pythoną. Siunčiame, žiūrime sprendimus, testuojame ir visi testai praeina. Testai yra įvairūs. Ir 0 valandų 0 minučių, ir 1 minutė, ir vėlgi 0,0, bet visi testai praėjo ir tikiuosi, kad šitas dalybas jūs supratote.